bravo Lima, kad sugeba sukviesti super ciniškus, super užsiėmusius rinkodaristus į vieną erdvę, tai yra labai sunku. Jeigu tu sutelki dėmesį ir pasėdi ir paklausai, ką tau nori pasakyti tie, kurie apie tai mąstė daugiau negu tu, turi automatiškai naudingą reikalą. Ne? Tai automatiškai iš to įsineši kuprinę idėjų. Per vieną dieną gali gauti iš esmės koncentruotą informaciją apie tai, kuo gyvuoja rinka, pasivyti galbūt ją, pasivyti savo požiūrius ir bent jau jaustis bendruomenės dalim. Man atrodo, tai yra fainiausia. Tai yra didžiausia metų marketingo šventė, tai yra vieta, kur susitinku klientus, kolegas ir tai yra žinios. Tie žmonės, kurie ateina niekada nebuvę čia, niekada nedalyvavę čia, jie išeina tokie pasikrovę labai papildomos energijos ir nustebę, kad marketingistai yra tokia gera chebra. Tave ir yra esmė. Salesforce ir LevelUp, mūsų pirmas kartas Lima Day Lietuva. Išvažiuojam apakę, kokio aukšto lygio Lietuvos marketingo bendruomenė yra. Ir mano nuomonė, 15 minučių pokalbis gyvai yra daug vertingesnis negu 15 susitikimų per ekraną. Ir gale dienos Lima Day Lietuva yra apie ryšio kūrimą gyvai. Pokalbis dažnu atveju gali pasuponuoti naują idėją, naują būdą, galbūt, nežinau, atrasti naują įrankį, su kuria vyks geriau. Tu turi būti ir įkvėpta. Turi sugebėti bent vieną idėją įsinešti, kad tave įkvėptų galbūt veikti kitaip, pažiūrėti tos pačius dalykus kitaip. Konferencijos arba mokymasis visada turi šitą tikslą.